nepavyko nei vienai, nei kitai komandai pasižymėti. Ir štai dabar 2,17 cm ūgio ūgio darydamas taškų sąskaitą. Novgaradas patyrė pralaimėjimą namuose prieš Triumfo komandą. Ir šio vakaro rungtynės yra paskutinės šiandien vykstančios jungtinėje lygoje, o 11-5. Krepšininkais pasikviesta naujų amerikiečių. Ir štai tas 11 numeris tik pasirodęs aikštelėje, Keitas Makliodas, yra pavojingas krepšininkas, jį reikėtų atkreipti dėmesį, tačiau kol kas nėra reikalo žiūrėti, kas vyksta prie 3 taškų linijų. Ir pagal vienintelį rodiklį Lietuvos Rytas pranoko Galevą, tai yra baudos metimai. 4 buvo tai. O kaip ten bus, jau parodys laikas. O Vilniaus Lietuvos Rytas po labai ilgos pertraukos. Bamba Folas, griūdamas, sugeba išsaugoti kamuolį aikštėje. Gary Wilkinsonas. 1%. Galevas pataikė. Keičiasi Seibutis dengiamaisiais su Ivanovu. Dabar Seibutis perima iš karto kamuolį, naudodamas į savo vikrumu. Į priekį, iš viršaus. Ir Galevas. Krepšininkai pajautė visiškai savo žaidimos. Duoda į priekį, galimybę kontratakuoti. Ir dar 2. Leimas Koliūnas. Ir jeigu neklystu, tai mes taip ir nebematėme po didžiosios pertraukos. Perima kamuolį aikštės šeimininkai, nieko nėra, per save. Vienas gražiausių epizodų šios atstatyta 20 taškų persvara. To krepšininkai iškovoja 4. pergalę iš...